Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Antanas ir šiandieną dar vienas video. Ir šiandien pagal datą yra antradienis. Šiuo metu yra, kiek čia tų valandų? Po 6:10 ir aš jau atvykau į ofisą darbuotis. Pirmas dalykas, ką šiandieną turiu padaryti ofise, tai jį sutvarkyti prieš visiems atvykstant. Reikia išnešti šiukšles, reikia surinkti visus daiktus, visur yra pridėta visokiausių daiktų, kurių čia neturėtų būti. Ir reikia viską sutvarkyti. O tada kipsime prie vienų darbelių, kuriuos turim pasiruošti šiandieną. Ir tada vėlgi realybės šou montažas. Tai į tarpus, į visus filmavimus, į darbus ir taip toliau su klientais aš turiu dar ir montuoti. Tai gaunasi, kad montuoju ir naktimis, ir anksti ryte, ir taip toliau. Nu, yra kaip yra. Vienas pats turiu sumontuoti aš visą tą realybės šou, o ten yra darbo nežmoniškai daug. Aš nesu gyvenime sėdėjęs prie tokio didžiulio projekto, tai patikėkit, nėra lengva, bet aš žinau, kad aš vis tiek įveiksiu. Užtek čia man vaikščiot kampais, einam tvarkyti ofisą. Ofisas sutvarkytas. Dabar prasideda mano bendravimas su klientais. Reikia išrašyti scenarijų tam tikrom reklamom, kurias turim mes nufilmuoti. Tai, žodžiu, dabar man reikia padaryti scenarijus, skriptukus, susižiūrėti, kada filmuojam ir viską pasitvirtinus. Pasižiūrėsim datas ir pradėsim. Tai šiandien turiu valandėlę iki 8 pasidaryti, o nuo 8 einu į kitą kabinetą, į montažinę, pradėsiu montuoti vėl realybės šou kitą seriją. Turime už 3 dienų išleisti. Tai gaila, kad nėra didesnio lango padaryti, nes mes padarėm realybės šou ir iš karto turime kelti juos, tas laidas ir taip toliau. Nu, tinklelis taip gavosi, susidėjo, yra kaip yra, iššūkis nemažas, bet aš manau, kad viskas yra įmanoma. Viskas, varom dirbti. Padaryti darbai, dar vis nieko nėra ofise, man liūdna, dar net neprašvito. Bet dabar matau, va čia ant tos lentos yra surašyta, ką šiandien reikia padaryti, ką padaryti rytoj netgi. Ir amazing! Ką aš galiu dabar pasakyti, tai kad iš šito kabineto einu į kitą kabinetą, kur mes pradėsime dabar čia montuoti. Aišku, nežinau, kiek jums čia įdomu, kam įdomu iš viso, bet galiu trumpai, labai minimaliai parodyti, kaip vyksta montažas. Gerai, nežinau, kiek iš jūsų yra įdomu, kaip atrodo montažas, bet aš tikiu, kad nemažai video turinio kūrėjų irgi galbūt žiūri. Ir įdomu, kaip atrodo ta virtuvė, kur sėdi, montuoji ir kaip viską čia susigaudyti. Tai žodžiu, būtent realybės šou metu mes turėjome begalę medžiagos, tai mums gavosi virš 10 terabaitų. Jeigu labai paprastai žmogiškai kalbant, mes turėjome tuos T7 hardus, kas yra po 1 terabaitą, tai 1 terabaitas yra 1000 gigabaitų, ar ne? Tai mes į juos sukišome daug medžiagos, kas buvo garsas, mūsų kameros sonekai, su kuriais filmavom, ir taip pat turėjau dar nupirkęs 6 terabaitų HDD diską, kuriame talpinome kameras, kurios buvo susektos visuose kambariuose. Tai iš viso bendrai, sakau, kažkur apie 10 terabaitų bendros medžiagos per savaitę sukaupėm. Nesu gyvenime turėjęs tiek daug medžiagos ir tokio krūvio. Tai o dabar, kadangi jau mes visą medžiagą turime, keliaujam dabar prie ekrano. Gerai, dabar įsivaizduokite, kad jau turime medžiagą mūsų harduose ir dabar grįžtame į ofisą, išsikėlę viską iš realybės šou, prie kompo į ekraną. Tai matome dabar ekraną. Žodžiu, čia ką mes dabar matome, tai yra viršuje yra vaizdas, apačioje yra garsas. Tai čia yra per pusę perskelta ir vaizdo takelių turime nuo 1 iki 14 takelio. Tai čia mes visą projektą, jeigu slenkame, matome adjustment layerius, spalvas ir taip toliau. Tai grįžtame atgal, tai čia ką mes matome, esame nusispalvinę visas kameras, kad aš žinočiau tiksliai, kur kokia kamera yra. Lauko kamera, miegamasis, virtuvė ir taip toliau, ar ne? Tada einame į apačią, čia yra garso takeliai. Garso takelių yra daugiau, mes turime A1, tai čia prasideda ir einame į apačią, mes turime iš viso bendrai 21 garso takelį. Tai čia dabar turime nusispalvinę būtent kamerų, kurios yra susektos kambariuose. Garsą, juos turime užsimutinti, bet juos turime iš pradžių susisinkinti su dalyvių garsais. Kiekvienas dalyvis turėjo savo mikrofoną
Kadangi, va čia kaip matote dalyvių mikrofonai, kadangi dalyviai dažnai šnekėdavo tai skirtingose kambariuose, tai vienam ir visi rėkia, aš turiu kiekvieną mikrofoną išsijungt, prisizūmint, pasižiūrėti, kad susisinkintų viskas ir taip toliau. Aš mintinai jau žinau dabar, kuris mikrofonas, pavyzdžiui, A9 yra Vilius, ten, pavyzdžiui, A5 yra Ofelija, ten A8 yra Andrius ir taip toliau. Tai aš juos turiu kiekvieną susekti, sužiūrėti, kad viskas būtų tvarkingai ir garsas gerai švariai girdėtųsi. Tada, kai mes einame į šoną, tai matome čia, tarkim, intervai. Intervuose būna daug paprasčiau, nes mes uždedame muzikėlę, kažkokią backgroundinę, taip pat jų garsai yra vienas tik takelis, mes kitus maikus dėdavome į intervus. Kažkokie va čia grafiniai elementai yra, kur perėjimai, transitionai ir taip toliau. Juos dažniausiai aš visus pats darausi su Photoshopu ir taip toliau. Tai va čia, ką mes matome, tai yra bendra dešra, jau gražiai kaip atrodo, nes kai aš įsimetu į atskirus projektus, aš į pirmą projektą įsimetu visų kamerų vaizdus, kuriuos mes matome, ką mes matėm realybės šou, kur yra visos kameros sudėta, tai iš viso buvo bendrai 10 kamerų ir aš jos turiu susinkinti, tada kadangi įrašinėja kas valandą, mikrofonai kas 4 valandas, aš bet kokiu atveju turiu sinkinti garsus pagal dažniausiai būna dalyvių lūpas. Tai aš turiu žiūrėti, ką dalyviai šneka ir pastumdinti garsus taip, kad atitiktų vaizdas garsą. Tai tokiu principu aš montuoju ir taip atrodo, pavyzdžiui, čia ką matote, tai čia yra antroji laida. 45 minutės. Tai va, tiesiog norėjau parodyti šiek tiek už kadro, kaip atrodo tas nuobodusis galbūt montažas, kur tiesiog para iš paros sėdi ir tiesiog žiūri į va tokius kvadratukus ir bandai dėliot, sinkint ir kad gražiai atrodytų. Ir pirmoji, kuri atėjo į ofisą, yra Lidija. Labuka. Užeikite. Kaip išsimiegojai? Labai trumpai, bet labai gerai. Trumpai miegojai? Taip. Ką veikiai? 5:50 atsikelti ir būti salėje. O. Labas rytas. Gražuolis, Antrasis žmogus. Zdarova. Trečioji mūsų narė, tai yra Meida. Kaip miegojai? Labą dieną, labai gerai miegojau, labai. Ir tik ketvirtasis narys. 10 ryto. Ir visi netikėtai susirinko. Ai, Viltės dar trūksta. Ai, dar yra žmonių. Labas rytas, kokie čia visi ankstyvi. Koks tu pasipuošęs? Nu, specialistas. O Jėzu, žiūrėk, tau ant galvos ant Nuimk. Aš žiūrėk, ir aš valgys tave. Žiūrkite. O tai kaip čia gaminti dabar? Taip. Aš nenoriu nemokus ribos daryti. O gali brogutė čia prisikabinti? Noriu patemptas toks suvokiau. Reikės išmešti visas šiukšlės į bagažinę tada. Tai gerai, mes į bagažinę einam. Ja. Tai jūs į bagažinę. Taigi jo, tu iš vis neturėjai pritar. Tu pritarsiu. Pažiūrėkit vyrų tvarka, kokia būna. Prodikas kojinės. Kurios? Nėra, ten nėra. Paten. Žiūrėkit tvarka vyro. Pagaliau. Viltė eis per vidurį sėst. Gerai. Tu mažiausia pas mus. Aš mažiausia. Aš prie jos galiu prisėst. Į viduriuką, o gal ant kelių. O tai gali tau ant kelių dėdę. Man ant kelių visada. Aš dėdė Romualdas. Pas mane visada ant kelių galima. Ko, senas? Irgi žinau, kad nori. Este canijo desgraciado. Míralo, ay. Yo no soy tu cuchi, no quiero tu cuchi, perdóname si me río. Sveiki. Mes Lidle. Ar veikia? Tai ką mes papasakot galim, žmonės tvarko reikalus, Aurimas filmuoja. Mes į darbo pokalbį atėjom. Taip, Mes dabar norim įsidarbinti kaip ir Lidl kepėjom. kepėjas. Mes nesityčiam, tikrai tilps XXL čia. Žatėmas davila Aležotolėtai, Datyta nota, iškepsiu bandelių. Jums visiems.
Už kiekvieną laiką po vieną bandelę. Kaip man dabar žinoti, kuri duona geriausia? Iš kvapo, simfonija. O iš garso. Ai, žas. Prie ko šitą simfoniją, bet? Tai bus garso simfonija, bus klasika simfonija. Ko ta simfonija, ble? Iš simfonijos! Gerai. Žinai, iš ko išgirsti apie duoną? Dar kartą. Nu? Nu, tai paėmė. Žinai, iš ko išgirsti ar šviežią duoną? Labas rytas. O, labas rytas. Prisipažink, ar knarkiai. O, knarkiau? Bet prisipažink. Nu, galimai gali būt. Visas ofisas skambėjo. Rimtai? Taip, O nufilmuoji? taip. Zaibys. Viskas, karočiai, aš keliuosi, jau galiu vėl įdarbuotis. Gana čia. Labai bijau daryti streamą, nes šiandien atvažiuoja gyvatė, atveža gyvatę, kurią mums uždės ant mūsų pečių, ant mūsų. Ir mes turėsim žaidimus tiesioginiai transliacijai su gyvatė. Aš bijau. Labai nenoriu. Ne šiaip durniai. Ir tipo reikia kažko ekstremalaus, tipo bairis. Bet kai dabar artėja už valandos, jau pradedam tiesioginę ir už 2 atveža tą gyvatę. Pradėjau šikt. Važiuoju namo ir palieku juos 2. Laukti smaugro gyvatės. Palik mane į robį su gyvatė. Taip. Čiau, čiau. Čiau. Tu skrendys čia? Ką, rėdė tu? Bet ne, nu, jeigu rimtai Aš irgi bijau, na. Vis tą bijau šiaip. Ir mums tipo pasakė, Robis sako, o tipo ta gyvatė yra nuodinga ar ne? Ir jie sako, nu ne, nuodinga nėra. A, nu tai viskas svarbu. O šiaip įkasti gali? Gali. Blet, seniai, what the fuck? Blet, aš irgi bijau, nu aš nežinau. Aš manau, bus viskas gerai, arba ne. Greitai kažkaip teleportavausi į namus. Nu, ką reiškia greitai? Šiuo metu yra 11:30 nakties ir mes šiandien turėjom streamą. Nieko negalėjau, aišku, su vlogų kamera filmuoti, nes streaminom tiesioginę transliaciją. Ir mes, kadangi darom tos streamus, kiekvieną dieną dabar, nu ne kiekvieną dieną, kiekvieną streamą, bandom kažką tai įdomaus padaryti. Tai šiandien mes buvom užsakę pitoną, gyvatę į streamą, kad atneštų. Tai turėjom šiandien gyvatę, tada ten yra toks laimės ratas, išsukom aštriausią čipsą, valgiam pūdytą švedišką silkę, atidarinėjom irgi ofise, smirdėjo ir dar iki dabar smirda visas ofisas. Ir ten įvairiausių kitų užduočių. Tai žodžiu, amazing streamas, ačiū labai, kurie buvot. Ir jeigu norit pabūti streamuose ir nepraleisti, tai pasubscribinkit NeGamerio kanalą, linkas yra aprašyme ir mes antradieniais, šeštadieniais darom streamus. O dabar pasižiūrėkit mūsų streamo highlightus. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad patiko ir susimatysime rytoj arba ne rytoj, nežinau. Adia!